Šį rytą laidoje mes pačios profesionali vizažistė Urtė Šveiterienė sutinka atskleisti keletą paslapčių, kurias kiekvienai pravartu žinoti atliekant makiažą namuose. Prieš atliekant makiažą gražų, kad jisai atrodytų gražiai, kad dengtųsi tolygiai, reikėtų atlikti veido odos šveitimą. Jeigu žinome, kad kitą dieną turime atrodyti gerai ir gražiai, tuomet iš vakaro turėtume pasidaryti veido pilingą. Pirmas žingsnis siekiant maskuojančių produktų idealaus susiliejimo su oda yra bazė, gruntas arba tiesiog koreguojamasis makiažo pagrindas. Gal ir nebūtinas kasdienai, tačiau ypatingai naudingas susidūrus su odos problemomis ar bandant sumažinti naudojamos kosmetikos kiekį. Jeigu neturime makiažo bazės, galime rinktis tiesiog drėkinamąjį kremą, kuris atliks panašų vaidmenį. Jeigu jūsų veido oda yra paraudusi, turite išsiplėtusių kapiliarų ar spuogelių, vizažistė Urtė patarė prieš tepant skystą kreminę pudrą veido odos defektus paslėpti žalios spalvos maskuojamuoju pieštuku. O kai probleminės veido vietos užmaskuotos, tepkite makiažo pagrindą. Tai daryti galite keliais būdais. Namuose, žinoma, patogiausia tepti pirštais, tarp pirštų odos produktas sušyla, jis tepasi tikrai geriau, tačiau, kad profesionaliau bei lygiau padengti makiažo pagrindą, mes renkame šepetėlį. Šepetėlis, kaip minėjau, tirštam, skystam produktui turėtų būti sintetinio plauko. Kempinėlės nesiūlau naudoti todėl, kad kempinėlėje lieka labai daug produkto. Šį rytą atlikdama klientei dieninį makiažą, vizažistė klientei tepa toninį drėkiklį, kuris sulygina ir sudrėkina odą, suteikdamas natūralų veido atspalvį. Tiesa, profesionaliai teigia, jog norint išsirinkti tinkamą makiažo pagrindo atspalvį, reikėtų jį testuoti tepant ne ant rankos, o ant žandikaulio kampo, link kaklo arba ant smakro. Pasak vizažistės, tinkamo makiažo pagrindas yra tas, kuris susilieja su kaklo oda ar yra labai artimas jūsų kaklo atspalviui. Taigi, kai veido oda sulyginta, metas atkreipti dėmesį į paakius. Maskuojant paakius reikėtų rinkti specialų produktą paakių maskavimui, kuris būtų lengvos konsistencijos, kuris nesubėgtų į raukšleles, bei turėtų šviesą atspindinčių pigmentų, kad optiškai pašviesintų mūsų patamsėjusius paakius. Kuriant natūralų įvaizdį, paakių maskavimo priemonė turi susilieti su veido odos tonu arba būti vieno atspalviu šviesesnė, teigia vizažistė. Na, o po to metas šešėlių pagrindui. Prieš tepant akių vokų šešėlius visada rekomenduoju naudoti šešėlių bazę, kadangi šešėlių bazė jinai užfiksuoja mūsų šešėlį, neleidžia jam taip greitai subėgti į raukšleles, bei kokią mes matome dėžutėje šešėlio spalvą, tokią mes išgausime ir užtepę ant akies voko. Žinoma, nemažiau išraiškinga moters žvilgsniui yra svarbu tvarkingi antakiai. Antakiams formuoti renkamės natūralaus plauko kirstą šepetėlį, kad būtų lengviau suformuoti antakio linkį. Renkantis šešėlio atspalvį antakių formavimui, nepasirenkam nei labai juodo intensyvaus, nei labai rudo šešėlio, o renkomės viduriuką tarp juodo ir rudo, kad tai atrodytų žymiai natūraliau ir kad antakio spalva atrodytų natūralesnė. Pasak vizažistės Urtės, jeigu antakių linija yra netvarkinga ar antakiai per ryškus, joks makiažas neatrodys gerai. Taip pat specialistai tvirtina, kad makiažas gali ne tik padailinti, bet ir optiškai pakeisti veido bruožus, o tai padaryti tereikia tinkamo atspalvio pudros. Formuoti veidui renkamės matinės spalvos rudo atspalvio produktą, kad tai nebūtų turintis daug blizgučių bei kažkokių šviesą atspindinčių pigmentų, kadangi formuoti veidą turime naudoti neutralų matinį produktą. Toks atspalvių žaismas paryškina natūralius privalumus, todėl veidas atrodo žvalesnis ar net jaunesnis. Kad suteikti veidukui visumą bei gražią formą suformuoti, reikėtų apeiti ne tik tai skruostikaulio liniją, tačiau ir kaktos kampučius patamsinti švelniai, voko raukšlę, nosies šoniukus, kad optiškai susiaurinti nosį, bei smakro apačią. Kita nemažiau svarbi veido formavimo priemonė – skaistalai. Norint išryškinti skruostikaulius, skaistalus reiktų tepti nuo smilkinio apačios link lūpų kampučio. Ir galiausiai priartėjame prie magiško žvilgsnio paslapties. Švelniam kasdieniam akių makiažui reikėtų turėti kelių atspalvių šešėlius, tai būtų natūrali dramblio kaulo spalva, tamsi juoda spalva bei natūrali žemės spalva.
Nuo šviesaus akių vokų šešėlio iki tamsaus. Tokia turėtų būti dažymosi kryptis nuo vidinio akių voko iki išorinio. Apatinis vokas yra paryškinamas šviesiomis spalvomis. Vizažistė rekomenduoja viršutinį voką iki pusės dažyti šviesia spalva, o nuo pusės, tai yra vyzdžio vidurio iki akies krašto, tamsia spalva. Tamsioji spalva turi būti storesnė, tarsi kilti aukštyn, atverti akį. Sakoma, jog kiekvieną pelenę makiažas gali padaryti princese, tik svarbiausia nepersistengti su makiažo ryškumu.